Brangiosios ponios, garbus ponai. Coachingo podcastas. Sukurtas siekiant padėti entuziastingoms ir drąsioms asmenybėms atrasti ir geriau pažinti coachingą bei jo kuriamą vertę. Sveiki visi, įsijungę Coaching LT podcastą, kaip ir kiekvieną ketvirtadienį. Mes sveikiname su jumis, o kas te mes šiandieną? Labas rytas. Labą dieną. Labą dieną. Taigi, kaip girdėjote iš balso, Miroslavas Miro Monkevičius ir Antanas Jurevičius ir aš, Raimonda. Labas rytas. Ar diena, ar vakaras. Ar vakaras. Ir šiandien sveikiname su jumis. Eilinį kartą kviesime kartu paieškoti atsakymų į visiems mums rūpimus klausimus. Ir šiandieną vienas iš tokių klausimų, į kurį mes patys labai norėtumėm sužinoti atsakymą, tai yra būtent įsitikinimai, kurie trukdo daryti veiksmus. Ir šią temą mūsų gentyje parekomendavo gerbiamas Miroslavas. Ir labai norim, Miroslavai, tavęs paprašyti, ar galėtum plačiau apie šią temą ir ką tu norėtum pakalbėti? Tai štai kaip čia viskas išsirutulioja. Man atrodo, jeigu aš tiksliai atsimenu, aš šitą temą pavadinau kaip vadovo įsitikinimai vyksta veiksmais. Man atrodo, kad tokia buvo tema. Ir galima būtų ją pratęsti. Ir vyksta ne tik veiksmais, bet ir komandos ir organizacijos rezultatais. Jeigu mes kalbam apie organizacijas ir apie komandas ir vadovus veikiančius juose. Man šita tema yra svarbi ir surezonavo, aš ją atsinešiau iš coachingo sesijų, tai iš coachingo pokalbių su daugeliu vadovų ir man atrodė, kad apie tai yra verta pasikalbėti mums visiems. O ką aš turiu omeny, arba ką aš turėjau mintyje šitą temą įrašant, tai aišku, kad visų pirma tai yra ir jūsų pasidalinimus apie kelius, apie kelią, apie patį mechanizmą galbūt ir apie tai, ką su tuo reikia daryti. Tai kalbant būtent apie šitą dalį, mes galim labai paprastai kalbėti iš organizacinės pusės, jeigu vadovas nepasitikė savo darbuotojų. Arba nepasitikė darbuotojų gebėjimais. Kiek jis arba jį tą asmenį įtrauks į veiksmų darymą, veiksmų planavimą. Kiek tam asmeniui deleguos ir kokios svarbos ir reikšmės užduočių. Tai čia yra toks galbūt pats paprasčiausias pirmas klausimas, nes tą patį būtų galima tęstis, užduodant ir kitais klausimais. Jeigu man vieną kartą nepasiteisino kažkoks tai veiksmas, siekiant tikslo, kiek aš sieksiu to tikslo antrą kartą, darydamas kitus veiksmus. Kitus veiksmus ar tos pačius? Jo. Jeigu mūsų įmoniai arba organizacijai paskutinis ekonomikos sulėtėjimas buvo krizė. Ką aš galvoju apie bet kurį ateisiantį kada nors ekonomikos sulėtėjimą ir krizę? Su kokiom nuostatom aš planuoju savo, pavyzdžiui, ateinančius finansinius metus. Tarkim, 24 metus. Ir tai yra toks galbūt labai žemintas ir sukonkretintas dalykas, bet aš tai atsimenu ir užsirašęs esu tokį kaip ir vieną iš citatų, kuri man labai patiko ir patinka. Jinai gali skambėti metafiziškai, bet aš jums patikiau paprastus pavyzdžius diskusijai. Ar ne? Tai Mahatma Gandhi yra pasakęs, tavo įsitikinimai tampa tavo mintimis. Tavo mintis tampa tavo žodžiais. Tavo žodžiai tampa tavo veiksmais. Tavo veiksmai tampa tavo įpročiais. Tavo įpročiai tampa tavo vertybėmis. Tavo vertybės tampa tavo lemtimi. Wow.
Okay. Nuo viską prasideda nuo įsitikinimo arba nuostato, ne? Pirmas buvo. Mano galva yra apie tai, kadangi aš dirbu su lyderiais ir vadovais, kurie nori su pasitikėjimu žengti kitus etapus, ar ne, ir norėtų to pasitikėjimo gauti, tai, vienas iš pirmų veiksmų yra, kurį aš skatinu padaryti, yra pasitikrinti, ką jis arba jį apie save, kaip apie lyderę, vadovę galvoja. Ir kai mes surašom tos dalykus, tai tame yra ne tik tai, kad aš priimu greitai sprendimus, aš reaguoju ir taip toliau, bet ir tų dalykų, kurie veikiau yra apribojimai. Ir neretai pasitaiko, kad tų dalykų netgi būna daugiau. Žinai, labai man surezonavo apie tapimą vertybėmis ir tu kvieti lyderius pasitikrinti, ką jie apie save galvoja, kaip apie lyderį. Visiškai sutinku ir labai daug pasimato tų įsitikinimų, ką žmogus turi pas save. Ir dar vienas dalykas, ką aš sesijose su savo klientais, su savo smulkio verslo vadovais darau, aš kviečiu pasitikrinti savo vertybės. Ir ar tavo vertybės atitinka tavo veiksmus šios dienos. Ir čia per šitą pusę irgi pasimato, kokiais įsitikinimais vadovaujantis yra veikiama ir kaip dažnai tai būna toli nuo tų tikrųjų vertybių, ką žmogus nešiojasi. Tai va. Antanai. Jūs žiūrite mane ir aš dabar taip, du keliai, ne? Girdėjau ir Miroslavo 3 istorijas ir Raimondo apie vertybės. Tai kodėl 3 istorijos, ne? Išgirdau iš tavęs, kad tu kalbėjai apie 3 pavyzdžius. Kaip pavyzdys. Tas, kas atėjo galva šiuo metu, ar ne? Tai jie buvo apie tai, kad nepasitikė darbuotojo, ne? Tai ten vienas įsitikinimas kažkoks, tai padarys klaidą, nedarys, dar kažkas, ne? Tada kalbėjai apie krizę, tai tada jau nepasitikė, nebūtinai nepasitikė, bet galvoja apie organizaciją, kaip jinai elgėsi ir ką jinai gavo. O 3 pavyzdys buvo jau apie save. Apie veiksmą. Apie veiksmą. Arba kaip savo, arba net ir komandos. Ką galvoja apie save. Tai kaip ir gavosi net ir 3 dimensijos, ne, iš kurios, kur gali pasižiūrėti. Ir tęsiant temą, norisi pabrėžti, kad turbūt įsitikinimai arba nuostatos būna įgalinančios arba ribojančios. Ne? Būtent. Tai vėlgi, tu galėjai ir apie krizę pamastyti, kad wow, kaip sekėsi, ne, praeitais metais ir šiemet atėjo krizė, tai investuoti. Nors gali būti ir kitoks sprendimas ir nuostata. Ne? Ir pavyzdžiai rodo, kad taip ir yra. Jo, yra verslo. Nes kiekvienų tokių sudėtingesnių sulėtėjimo laikotarpių, man nepatinka tas žodis krizė, nes kiekviena organizacija kuria savo ekonomiką. Ir ką aš turiu omeny, ir COVID situacija, kuomet maitinimo įstaigom buvo tam tikri ribojimai, aišku, priimti žmonės ir iš viso buvo judėjimo apribojimai. Buvo skirtingos organizacijos. Buvo organizacijos, kurios užsidarė, pasiėmė išmokas ir laukė geresnių laikų. O buvo organizacijos, kurios bandė prisitaikyti. Pradėjo elektroninę prekybą, išvežiojama maisto į namus, papildomus veiksmus ir visą kitą. Ir aš pažįstu vadovų iš abiejų tipų organizacijų. Ir čia yra būtent ta nuostata ir nuostatos vertimo veiksmų arba veiksmais kelias mane ir žavi. Tarp tų organizacijų, kurios užsidarė nemažai, taip ir liko uždarytos. Jos pabaigė savo egzistavimą dabartinėme bent jau formate. Dalis, aišku, atgyjo. Tos organizacijos, kurios nusprendė veikti, irgi ne visom jų pasisekė. Daliai nepasisekė veikimo naujų būdų arba naujoje aplinkoje, bet dalys jų tapo super sėkmingu. Ir šitoje imtyje
man pats svarbiausias dalykas yra, arba veiksnys, yra sprendimas. Kažkurio metu vieni ir kiti tiesiog priimė sprendimą. Ar tai reiškia, jeigu tavo sprendimas bus kitoks negu daugumos, kad to būtinai pasiseks? Ne. Bet tu nueisi kelią, gausi patirties ir aktyviai veikdamas turėsi didesnį tikimybę, kad tau pasiseks, nes tu kontroliuosi aplinkybės, o ne aplinkybės kontroliuos tave. Taip. Ir lygiai tas pats yra su bet kokiu veiksmu arba veiksniu, mano galva, ir asmens gyvenime, nebūtinai lyderio, nebūtinai verslo savininko, nebūtinai vadovo. Mes visada renkamės. Ir tas pasirinkimo momentas arba ta pasirinkimo akimirka būtent ir priklauso nuo mūsų nuostatų. Visiškai teisingai. Ir, žinot, kalbi ir prisiminiau, dabar mano vaikai, jie kaip tik yra tame augimo spurte. Ir jie vis pribėga, mama koja skauda, mama ranka skauda, mama ten tas, anas. Ir aš vaikams sakau, vaikai, žinokit, jeigu skauda, vadinasi augat. Geras. Tai lygiai tas pats ir, ar jeigu skauda organizacijai, vadinasi auga, jeigu skauda vadovui, vadinasi auga. Ir man tai ta mintis, aš noriu, kad ir mano vaikai užaugtų su ta mintim, kad jeigu skauda, ar fiziškai, ar emociškai, ar iššūkiai aplinkui, augi, kad tai nėra blogai, kad tai nereikia eiti greitai vaistų ir numalšinti tą skausmą. Ne, dar kaip tik giliau pajust tą skausmą, pasižiūrėk, kur. Atrodo, kad kartais visą kūną skauda, ne? Atrodo, kad visą organizaciją skauda, visą komandą byra. Bet jeigu leidi savo pasėdėti ir pabūti su tuom, labai labai greitai išaiškėja šaknis, kur iš tikrųjų tas yra ir ką tada galiu su tuom padaryti. Jo, čia ta nuostata labai stipri yra ir kaip pasižiūrėsi. Ta prasme, visi gąsdina krize. Jau krizė ateis ir aš vis dar laukiu tos krizės ir vis laukiu ir jinai kaip neteina, taip neteina. Ir visi gąsdina ir matau, kiek aplinkui daug ypač smulkaus verslo savininkų ruošiasi. Čia dabar kabutės rodau kriziai. Kaip jie traukiasi, kaip jie ten taupo, kaip jie ten kiekvieną centuką dėlioja prie centuko, mažina išlaidas. Ir taip labai labai apriboja savo galimybės daryti veiksmus dabar, kurie galbūt juos daug labiau sustiprins tai krizai, kuri kažkada ateis. Ja. Ir vien ta nuostata, kad kažkas pasakė, kad yra krizė ir tu žinai, kad krizai reikia ruoštis, tai tu esi įsitikinęs, kad ruoštis tai reikia taupyti, vietoj to, kad ruoštis tai reikia investuoti ir žiūrėti, kaip pasiruošti, kaip atsistoti. Ir Miroslavas sakė apie tuos pavyzdžius COVID metu. Ir aš tikrai irgi galiu pritarti, kad dviejų tipo vadovai. Arba jie ruošėsi ir užsidarė, susitraukė ir atsisėdo, kaip sakoma, ant tų po lapais su pašalpom iš valstybės, arba tie, kurie nusprendė, nepasiduosim, reorganizuojamės, einam, žiūrim, darom, nes, kažkaip bus. Ir dažniausiai, ne visada, bet tie, kurie organizavosi ir kažkaip bus ir jie ir išplaukė. Žinot, ir su abiem pasirinkimais viskas yra gerai. Taip. Šiandien tau viskas gerai. Taip, kai mes šnekėjom prieš laidą, nuostato, pavyzdžiui, aš neturiu laiko. Taip, neturi. Tu pats pasirinkai. Taip. Aš nepasieksiu šito tikslo. Taip, nepasieksi, tu pasirinkai. Nes, žinot, nes tas nuostatų turėjimas, jisai ir apriboja matymą galimybių arba matymą įrankių, kurie yra aplinkui. Ir mano galva, kaip ir šita tema, ir jinai yra tiesiogiai susijusi su tuo, ką mes darome coachingo sesijų metu. Nes būtent coachingo sesijų metu neįvyksta tai, kad asmuo, lyderis, lyderė, nesvarbu kas. Tiesiog asmuo atėjęs į coachingo sesiją, staiga įgauna daugiau įrankių. Ne, tas žmogus yra lygiai toks pats, koks jisai buvo prieš sesiją. Ir visos galimybės ir galimybių imtis ir visi įrankiai, visos žinios ir visa kita iki sesijos ir po sesijos, kurios buvo tos pačios ir lieka. Tiesiog coachingo specialistas užduodamas klausimus
padeda tam pačiam asmeniui, apšviečiant tuos kampus, kur tie įrankiai sukrauti, kur asmuo yra antiek įpratęs arba antiek nepasuka savo galvos, kad pasižiūrėtų, kad jisai tiesiog jų nemato. Tos patirties, kurią turėjo, tų stiprybių, kurios yra, tų kompetencijų, kokios yra, tos informacijos, tos vietos, kur tą informaciją galima būtų gauti, to pirmo veiksmo, kurį galima būtų išbandyti. Tiesiog tas yra nematoma ir dėl to, kad, matai tunelinių matymų. Mes kiekvienas iš mūsų ir visi čia sėdintis ir mūsų klausantis, vis viengi mūsų matymas, aš taip vadinu, mes visi turime savo akydangčius, kurie yra sąlygoti, pirmiausia, mūsų sociokultūrinės aplinkos, kur mes užaugom, kas buvo mūsų draugai, kokios aplinkybės, ką mus mokė mūsų tėvai, arba ten dar kažką, klaidų, kurias esame padarę ir skaudžių pamokų ir iškart nuostatų, kaip mums seksis toj pačioj srity, jeigu mes vieną, antrą, trečią, ar ketvirtą, ar penktą kartą esame nudegę. Ir būtent tai sąlygoja, kad mes matome realybę su tam tikrais akydangčiais. Tai ir coachingo sesijų metu, arba darbo su coachingo specialistų metu, coachingo specialisto akydangčiai taigi skiriasi nuo mano, ar ne? Nuo kliento. Jo yra šiek tiek kiti. Ir galbūt yra matymo kampas kitoks. Ir paklausiu, o kodėl taip? O kaip tu nusprendei? Man, pavyzdžiui, vienas iš klausimų, kurį bendrai diskusijose, nebūtinai coachingo sesijose aš naudoju, tai yra klausimas uždaras, blogas, kalbant apie coachingo pokalbį. Manai ar žinai? Mūsų komandai nepasiseks. Manai ar žinai? Manau. Aš negaliu to padaryti. Manai ar žinai? Geras. Jis nėra blogas, jis priverčia mąstyti. Jo. Tai klausyk, tai ką girdžiu, ne? Coachingo sesijos metu, iš esmės, partneriaudamas su klientu, mes padedam jam pamatyti nuostatas, kurias jisai turi, ar įgalinančias, ar ribojančias, ir padaryti sprendimą. Jo, mes užduodami klausimą, tiesiog sudarome pagrindą juos pasitikrinti. Nenoriu naudoti žodžio kvestionuoti, bet jas pasitikrinti. Ja. Ir tą patį asmuo gali padaryti visiškai savarankiškai. Iš principo, ar ne? Tai mesgi patys galim pasitikrinti. Man nepavyks išsiugdyti šito naujo įgūdžio. Ir iškart, mano klausimas pirmas būtų, ar yra bent vienas įgūdis, kurį šiuo metu tu turi. Ir kiekvienas asmuo turi įgūdį. O tai kaip klausyk, kaip tau pavyko šitą įgūdį turėti, o šito tu sakai iš karto, kad nepavyks. Kokią patirtį galėtum perimti iš to įgūdžio, kurį įsidegė? Iš karto atsiveria visiškai kitoks horizontas. Čia kaip pavyzdys. Noriu istoriją vieną papasakoti. Galiu? Taip. Aišku. Kadangi tai pasakoju apie tai, kas vyksta coachingo sesijoje, aš šiek tiek nukrypsiu į Lean metodologiją. Ir čia įdomiai, taip, lankiausi vienoje gamykloje, pas vieną Lietuvos žinomą įmonę. Ir ten, sako, mes diegiam Leaną ir mes, sako, 2 kartus per metus kviečiam į gamyklą kažkokį darbuotoją, kuris visiškai nesusijęs su gamykla, visiškai nesusijęs, ten, nežinau, pardavėją, ten, administratorę. Ir prašom 3 valandas, pavyzdžiui, žiūrėti į gamybą, kas vyksta ir klausti klausimus. Wow. Tarsi, ir tai yra, aš dabar neprisimenu pavadinimą tos metodologijos, bet iš esmės tai yra irgi pamatymas kito kampo, ką tu palėti. Absoliučiai. Ir praktika gera ir man jinai, aš jau dabar taip ir su klientais diskutuojant, sakau, o ką jūs iš tokios istorijos galite pasiimti? Nes tu gali jo kitų akimis ir tada darbuotojas stovi, jisai sako, o kodėl jis ten tą plaktuką taip paėmė, ne? O kodėl jisai ten, nežinau, ten nuėjo. Ir tai nuo to organizacija labai mokosi. Taip. Nors jeigu to nebūtų, tai tikriausiai būtų nuostatos to darbuotojo, kuris ten 10 metų daro tą patį. Taip. Ir nieko naujo neįnešama. Tai va, tai tokia istorija. Žinot, su lyderystė, pavyzdžiui, tai yra dar vienas aspektas, arba su lyderystė ir vadovavimu. Dirbant sesijose, lyderis sako, žinai, man reikėtų augti šitoje srityje. Kalbant apie darbo organizaciją. Aš sakau, manai ir žinai. Taip ir žinojau. Kaip pavyzdys, ar ne? Nes kame yra šitos situacijos specifiškumas.
lyderystė yra santykis. Kokiais mes esame lyderiais, paaiškėja tik tai santykė su kitais žmonėmis. Nes lyderystė tame santykėje realizuojama yra. Būti pačiam savo namuose užsidarius svetainėje lyderių yra labai paprasta ir faina, bet lyderystė yra ne apie tai. Lyderystė apie santykį ir poveikį, ar ne? Kalbant apie žmonės, kitus asmenius, kitus žmonės. Ir mes pasitikrinam, nes Coaching LT agentis turi Coachingas lyderių programą. Ir ten yra tyrimas, 5 sritys, 15 kompetencijų. Ir mes pasitikrinam tą žinojimą, lyderio manymą ar žinojimą, paleisdami šitą tyrimą komandoje. Tai kuomet komanda anonimiškai įvertina lyderį pagal tas 15 kompetencijų, globalios lyderystės tyrimą ir lyderis vertina lygiai taip pat save. Taip, ir klientai, ne? Ne, tai yra organizacija, tai reiškia tavo, jeigu tu turi tiesioginį vadovą, jeigu turi kolegas, jeigu vienam lygmenį ir komandos nariai, arba pavaldiniai, taip labai biurokratiškai vadinami, nepatinka man tas žodis. Ir kas paaiškėja? Kad tas lyderio paties savęs matymas neretai neatitinka to, kaip tą lyderį mato komanda. Jo. Ir tuomet, būtent tik tai pristačiusi šitą tyrimą, mes ir pradedam tą metų lyderystės auginimo procesą ir lyderis pasirenka vieną arba 2 sritis, kuriuose norėtų augti per ateinančius metus, įtraukiant savo komandą į visą situaciją. Tai, ta prasme, į visą tą procesą ir kartu augant lyderiui, auga ir komanda. Ir žinot, mano patirtis rodo, kad tas išankstinis lyderio savęs matymas, savęs vaizdas ir tai, ką lyderė ar vadovė pasirenka, ar lyderis ar vadovas pasirenka, pamačius, kaip ją ar jį vertina komanda, tikrai skiriasi. Geras, okei. Niekada net nepataiko, ne? Būna tam tikrų dalykų ir va čia yra apie tas nuostatas, ar jos padedančios ar trukdančios. Būna sričių, kadangi ten yra skritulinė diagrama ir po to ten detalus pristatymas, keliasdešimt puslapių, tai būna sričių, kur lyderis apie save galvoja per gerai. Jo. O komanda vertina prasčiau. Būna sričių, kurios atitinka. Bet lygiai taip pat pasitaiko ir būna neretai sričių, kur lyderis apie save galvoja per blogai. Taip. Ir galvodamas o komanda vertina jį gerai. Tai reiškia, aš pats savo esu perfekcionistas, apie ką mes diskutavom. Aš pats savo užkeliu kažkokią tai kartelę. Bet tam, kad aš ir mano lyderystė, aš ir mano komanda ir mano organizacija būtų sėkminga, to nereikia. Gana mažiau. Ir ten lyderis gauna geresnį vertinimą, negu mano apie save pats. Ir tada va tie būtent atotrukiai ir yra pačios įdomiausios sritys pasirenkant sritį arba temą, kurioje norėtum augti. Tai kur didžiausias skirtumas, ten ir atkreipi dėmesį labiausiai, ne? Bent jau mano darbas yra padiskutuoti apie tuos matymo skirtumus ir apie priežastis tam. Ir po to, aišku, padėti lyderiui visgi suformuoti iš viso tyrimo, iš visų rezultatų, suformuoti 1-2 augimo kryptis. Geras. Wow. Aš šitą norėčiau jūs pakviesti dar vieną tą tokią nuostatą, ar ne, su kuria aš susiduriu gana dažnai. Tai yra galbūt 2 tokie labai svarbus ir ypač kas labai jaučiasi smulkiajame versle. Tai yra neturiu pinigų. Neturi, okei. Ir neturiu laiko. Okay, o, geras. Jo. Va šitie 2 dalykai, nes aš žinau, Antanas jau 4 metai, ar ne? Nesakai sakinio neturiu laiko. Kokius 4 metus tikrai, jo. Jeigu išgirsit, meskite mane, ką nors. Ir aš šitą, kai išgirdau, aš pradėjau pati save stebėti, kaip aš, vėl rodau kabutės, neturiu to laiko. Taip. Ir bent jau garsiai nepasakyti, nesvarbu, jeigu dar galvoju tyliai, bet bent jau garsiai nepasakyk. Ir kaip tada keičiasi suvokimas apskritai laiko tos savokos. Čia bet atskira tema, neturiu laiko gali būti nesavokai ir lygiai taip pat neturiu pinigų.
Tai pinigų niekas neturi. Pinigų niekas neturi. Nes jeigu mes išsitrauktume iš piniginės banknotus, mes pamatytume, kad jos priklauso bankams, nacionaliniams bankams ir taip toliau. Čia aš šaržuoju šiek tiek, aišku, bet jeigu mes taip perkelsim į verslo savininkus ir į verslus, ir čia matyt, jūs, kolegos, kadangi esate, aišku, mes visi trys esam, bet jūs esate labai aktyviai veikiantis toje srityje, darbo su verslo savininkais. Jūs žinote, kad pagrindinis iššūkis niekuomet ir nebuvo pinigai. Ne. Pagrindinis iššūkis visuomet buvo vertės kūrimas, ar ne, ir sugebėjimas parodyti, kokią tu vertę kūri, nes yra aibė įvairiausių finansavimo, lėšų pritraukimo ir kitokių priemonių, kaip galima veikti, jeigu tu aiškiai sugebi parodyti vertę to, ką tu darai, neturint nuosavų pinigų kažkur sklepuke arba maišelėje po stikinėme plovo, ar ne? Jo, tas neturiu pinigų dažnai girdimas. Kai kada daromos ir klaidos, kad neturiu banko sąskaitoje pinigų, tai čia kitas paminėsiu, ne? Kad neturėjimas banko sąskaitoje pinigų nereiškia, kad nedirbat pelningai ir atvirkščiai. Jeigu dabar turit pinigų sąskaitoje, tai visiškai nereiškia, kad įmonė sukuria vertę ir neša pelną. Tai čia apie pinigų srautus planavimą ir apie visą kitą. Tai va, o šiaip, šiandien neturiu pinigų tam, bet tikriausiai turiu pinigų kažkam kitam. Tai vėlgi grįžtam prie prioritetų. Ir jeigu pažiūrėti ten, kiek įmonė išleidžia visko, ne, per metus, paaiškėja, kad, pavyzdžiui, marketingas, neturim pinigų marketingui, ne? Mokslam ir investicijom į save, neturim pinigų. Bet, nežinau, čia dabar tai grįžtai. Jo. Čia dažnas pavyzdys, nes žinot, kodėl aš taip smalsauju, nes ir man kilo klausimas, bet automobilio išpirkamai ar veiklos nuomai naujam, geram, gražiam lėšų yra. Įmonės baliui, tokiam fainam linksmam, sakyčiau taip, irgi lėšų yra. Aišku, žinai kaip, aš turiu ir pasakyti, kad yra ir atvirkščiai verslų, kurie sako, didžiausia investicija į save, į komandą, aš investuosiu į mokymus, net jeigu šiandien neturiu, kaip čia su vienu klientu šnekėjau, tugi sakė, kad atsipirks. Tai važiuojam. Ir jisai tiki. Ir va tas tikėjimas, čia dabar vėl turbūt paminėsiu vieną iš sesijų, tai kur žmogus sako, tai gerai, kaip aš mąstau? Iš gausos ar iš trūkumo? Taip. Tarsi, kaip aš mąstau? Jeigu mąstau iš trūkumo, tai tikriausiai neturiu. Jeigu mąstau iš gausos, tai reiškia, kad investuoju, darau ir tas veiksmas, kaip ir Miroslavas minėjo apie krizę. Turbūt vieni pamastė, kad geriau nedaryti nieko ir taupyti, kiti atvirkščiai paspaudė gazą. Taip sakant, ir tai yra viena iš nuostatų, kuri ir tau arba stabdo, arba judi į priekį. Aš tai tą gausos trūkumą labai, man patinka šitas suskirstimas. Aš prie jų pridedu dar du žodžius. Meilė, baimė, ar ne? Tai yra iš meilės arba baimės. Gausa ir trūkumas tai yra meilė arba baimė, nes dažniausiai jeigu trūkumas, tai automatiškai yra baimės, kad iš manęs mano klientus atims, mano organizacija aplenks, mano darbuotojus pervilios, mano produktą nukopijuos ir tada automatiškai iš šitokių nuostatų automatiškai pradedi gynybiniai pozicijai statytis barikadas, pilis, apsaugas ir dar kažkokius. Ir tada neturi laiko. Ir tada, neturi laiko, statau barikadas. Taip, reikia čia susitvirtinti barikadas, dar vieną pamatą užsipilti gerą, dar kažką atsidėti ir taip toliau panašiai. Ir gausos arba meilės, tai yra, kad iš principo kiekvienas mūsų gali būti sėkmingu, jeigu apie vadovus. Kiekviena organizacija, jeigu daro savo unikalią vertę, kūrė ir unikalų produktą, tikrai turi savo klientą. Mano verslas lygiai taip pat. Jeigu aš atliepiu ir tikrai atliepiu poreikį,
Ne šiaip susifantazuoja. Na, va, aš šiandien spausdinsiu ant marškinėlių užrašus, nesvarbu, reikia, kam nors nereikia, bet jeigu aš matau unikalų poreikį ir per tą poreikį jo realizavimą aš kuriu kažkokią unikalią vertę, mano verslo klientų visada bus gana. Pats pagrindinis dalykas yra tikrai nuolatos žiūrėti, ar poreikis nepasikeitė, ar neatsiranda papildomų poreikių, ar aš galiu prie to poreikio dar įdėti ne tik tai prekę, bet ir kažkokią papildomą paslaugą, kad sukurti daugiau vertės. Ir klientų, nes klientai irgi, jie turi tą pačią galimybę gauti tą pačią prekę arba paslaugą, tą produktą ir iš kitur. Kaip viskas vyksta, kaip tai ta galvojimas apie save, galvojimas apie tai, kaip aš sukūriu didžiausią vertę ir klientų tai yra. Tai vienas dalykas nuolat tai permastyti, antras dalykas yra labai paprastas, tai yra apie tai kalbėti. Jeigu aš sėdžiu su nuostabiu, idealiu, fantastiškai gerų produktų savo sandėliuke arba gamybiniai patalpėliai, sandėliuoju tos produktus ir bijau net savo draugams pasakyti, ką aš tikrai darau. Tai va čia mano toks pirmas patikrinimas su verslo savininkai. Ar visi jūsų kontaktai telefone, Facebook'e tikrai žino, ką jūs darot? Čia, žinai, aš čia ir giminėm ne visiems pasakau. Tai jeigu tai tuomet mano klausimas iškart, kur yra dvejonė? Ar tu dvejoji savo produktų? Ja, kokybė, reputacija. Ar dvejoji savim? Ar dvejoji savim, tai. Ir čia yra tas kitas dalykas, kad gausos arba tas trūkumo mąstymas, tai kaip tu galvoji apie save? Ar tu kuri? Ar tu sėdi tose baimės kažkokiose tai dėžutėse ir neleidi savo augti ir kolegos, nesumeluosiu, ir pritarsit mane, kad jau kai pradėjom investuoti į save ir į savo augimą, jau kai pradėjom, tai manau, kad mes ir nebesustosim ir nebelieka to klausimo, aš turiu pinigų ar neturiu pinigų, nes supranti, kad tai investicija į save visuomet atsiperka ir kaip Miroslavas sakė, reikia kalbėti su kažkuom, ar kalbėti su savim, bet su savim kalbėtis visada labai toks, labai apgaulingas dalykas yra, nes tikrai dažnai girdžiu, aš su savim pasikalbu, ir ką tu savo pasakai naujo. Tai ir tam, kad kalbėti su savim, tai irgi yra investicija tiek savo laiko, tiek savo lėšų, tam, kad pamatyti, ar nesėdžiu aš toje dėžutėje, Miroslavo mėgstama frazė vėlgi, tam, kad pamatytum, kas yra outside the box. Pamatyk dėžutę. Pamatyk dėžutę, jo. Atsiprašau, įdau už anglicizmus. Tai, žinot, tai man atrodo, kad mes pakankamai pasikalbėjome apie tas nuostatas ir kaip jos turi vienokios arba kitokios įtakos mūsų veiksmams, ar ne? Mano tai klausimas kitas, sutinkam, ar ne? Sutinkam, kad turi įtakos mūsų veiksmams. Ką dabar daryti? Pradžiai, žinai, suprasti tą tikrąją nuostatą. Čia, žinai, man taip kažkaip ateina į galvą, kad dažnai nuostatos yra, tu tik pradžiai galvoji, kad jinai yra tokia. Žinau, papasakosiu pavyzdį. Gerai, man kažką padarė blogo konkurentas, tai aš noriu ten atkeršyti ir darau, tą patį, ne? Tai kokia čia nuostata? Čia, noriu atkeršyti? Tikriausiai ne. Ne vienas žmogus nenori daryti kažko, kad pakenkia kitam. Jisai nori gero savo. Dabar ką tai reiškia? Kad tikriausiai nori būti suprastas to konkurento. Tikriausiai nori, kad jisai tave išgirstų. Tikriausiai nori, kad daugiau taip nedarytų. Tai visiškai kita nuostata. Tai jeigu tu nori, kad jis tave suprastų, tai nereaguok lygiai taip pat, o, žinai, pasišnekėk. Čia nebūtinai konkurentas, čia galbūt ir šeimoje, ir kur tik nori. Tai ta tikroji nuostata, jinai kartais ir, jos dar nežinai. Ir tu, tokių daug yra pavyzdžių. Tai tie patys nėra laiko, nėra pinigų, tai yra netikros nuostatos iš esmės. Pastebėjot šitą dalyką, kad nėra laiko.
o kiek laiko turi? Nu, ir paaiškėja, kad visiškai ne apie laiką yra, o tai man, nu, tiesiog gal aš taip mėgstu. Tai yra apie prioritetus dažniausiai, nes mes visi turim tas pačias 24 valandas. Nu, taip, atsakant tavo klausimą, man kažkaip taip skamba, kad pradžia tai išsiaiškink, kuri yra ta tikroji nuostata ir spręsk, ar ją reikia keisti, ar jinai kaip tik labai galinanti ir tau jinai reikalinga. Nu, vat. Jeigu tai yra veiksmai, tai pridėčiau, ar ne? Jeigu tai yra veiksmai, tai pasitikrinimas su kokiom išankstiniam prielaidom aš išeinu į tos veiksmus. Su kokiom išankstiniam prielaidom aš planuojuosi ateinančių metų organizacijos komandos augimą. Kokiom išankstiniam prielaidom remiantis aš planuoju savo kitų metų įmonės kaip verslo savininkas verslo rezultatus. Aš dar tada... Taip. Ir tada, kada tas prielaidos yra susidėliojamos, iš kur tos prielaidos atsirado? Nes tos prielaidos, kuriais remiantis atlieki planavimą, jos ir atsirado iš tam tikros esamos mano, arba jeigu planuojamės kartu ir komandos pasaulievokos. Taip kaip mes suvokiam pasaulį. O jos suvokiam remiantis savo tam tikrų matymo laukų, kurį turim, apie kurį jau kalbėjom šioje laidoje, ar ne? Tai kai mes pradedam šitą dėlioti visą mechanizmą, mes ir atsiduriam, prieiname prie tos pirminių dalykų, ar ne? Tame tarpe galime prisikasti ir to pirminio dalykų, meilė, baimė, gausa, trūkumas. Aš norėjau atliepti tai, kad pasižiūrėti dar ir iš trečios perspektyvos į nuostatas, tai yra kokius jausmus jos slepia. Kadangi aš daugiau dirbu su versliom veikliom moterim, mes moteris esame daugiau apie jausmus ir iš tikrųjų pakreipus kalbą būtent apie tai, kokie jausmai slepiasi. Kartais būna netgi sunku įvardinti, tačiau labai lengva parodyti, jie labai lengvai išeina. Jausmą, ne? Jo, jausmą labai lengva. Ar tai ašaros, ar tai yra palengvėjimas, ar tai yra šypsena kažkas, tai irgi pasižiūrėjus, kas už tų nuostatų slepiasi, tada galima irgi per tą jausmų pusę ateiti, išimti, išplėšti tą šaknį, ar tiesiog gražiai išimti ir pasižiūrėti, o kodėl aš taip, kuo man ta nuostata tarnauja, nes nuostata tarnauja bet kuriuo atveju. Ar jinai gera, šiuo metu ar jinai bloga, pavadinkim, jinai tarnauja bet kokiu atveju. Galbūt tai ta nuostata saugo, tai yra apsaugos mechanizmas, kuris galbūt jau yra ir atitarnavęs, ar ne, bet jinai vis dar veikia iš tos... Vis dar saugo, kuomet jau ir nereikia tos apsaugos. Ar ta nuostata kaip tik įgalina ir paskatina. Tai irgi ir iš tos pusės pasižiūrėjus labai gerai veikia. Kitas dalykas, tai yra dar vienas, tai yra galima refleksija. Taip. Į ką aš telkiu dėmesį, ar ne? Nes ten psichologiškai ten galima būtų diskutuoti apie primingus ir visą kitą, ką mes telkime dėmesį ir kaip tai tampa mūsų veiksmais, bet ne apie tai yra diskusija, mes vienaip arba kitaip taip pat skleidėme per pavyzdžius, bet į ką aš telkiu dėmesį kasdien, ką žiūriu, ar ne? Ten skaitau, atsidarė Delfi ar ten kokią nors kitą portalą, nenoriu čia vieno ar kito reklamuoti. Ar aš iš pradžių... Delfi jau pareklamavau. Tai 15 minučių tada bent jau tada pridėsiu, kad būtų 2, o ne 1. Ir žinot, ir kokių naujienų ieškau. Kokius straipsnius aš atidarau. Ką kreipi dėmesį? Kur aš telkiu dėmesį, nes vienaip arba kitaip tas dėmesio kryptingumas, jisai vienaip arba kitaip sąlygoja mūsų veiksmus. Ir dar vieną dalyką asmeniškai, kurį norėčiau pridėti ir kuris man atrodo yra labai svarbus, tai yra ta pati refleksija dienos pabaigoje. Ar ne? Ir ta refleksija dienos pabaigoje ir tam tikras jos elementas, kurį aš taikau ir darau savo refleksijoje ir kuris vadinasi pas mane labai paprastai sėkmės konstatavimas. Jau esu kalbėjęs apie tai, bet dar kartą galiu ir paminėti. Tai yra kiekvieną dieną, nepaisant nieko, kokia bebūtų ir tai ir nėra gražus žodis, tą dieną aš turiu surasti 5 sėkmės, 5 dalykus gerus, kurios padariau arba kurie įvyko mano. Kiekvieną dieną taip darai? Mano dienos metu. Ir tai yra susijęs su tam tikros vėlgi savivokos formavimu. Mes, gerai, aš,
Ne? Aš. Esu labai savikritiškas. Aš kiekvieną dieną galiu surasti dalykų, kuriuos aš atlikau netinkamai, nepakankamai, iš vis neatlikau ir taip toliau ir panašiai. Ar ne? Ir aš, jeigu reflektuoju ir tik tai susitelkiu į tai, į šitą aspektą, tai visą laiką aš galėčiau savo sudėlioti trumpesnį arba ilgesnį nesėkmių sąrašą. Ar ne? Įsivaizduojat? 365 5 dienas per metus. Be sėkmių. 40 keli metai. Nu, okei, išmetam 10 metų ar ten 20, kur nedariau to, ar ne? Ir kiek kasdien savo telkiant dėmesį į tai, kas nepavyko, kiek padarai savo naudos arba žalos. Ne. Ir dėl to visus lyderius, tą patį padarau pats ir visus lyderius, vadovus, vadovės ir lyderės, ir taip pat matyti ir verslo savininkus ir savininkės, paskatinčiau pagalvoti, o kiek nuostabių dalykų įvyko per dieną. Ir jeigu surandi 5 ir išmoksti, nes tai susiję su tuo, su tais akydangčiais. Pradedi mokintis pamatyti. Netgi jeigu diena buvo bloga, tu išėjai pasivaikščioti, buvo gražus orai, štai tau viena sėkmė jau yra. Ryte atsikėlė anksčiau, pasidarai mankštą, nežinau, pameditavai, suvalgiai, pasigaminai savo skanius pusryčius, štai tau yra sėkmė. Ir būtent su šituo tokiu paprastu pratimu aš vis pratinu save ir vis labiau pratinu matyti ir sėkmės. Ir vėlgi, ar ne, grįžtam meilė, baimė, gausa ir trūkumas. Tai toks vienas praktinis pratimas, bent jau mano pasidalinimas, kurį aš pats darau. Geras, aš prisiminiau spręsti problemas arba kaip ten ieškoti sprendimų, ane? Irgi, nu tai kaip čia, aš geras problemų sprendėjas. Tai kur kreipi dėmesį į problemas? Taip. Aš vieną istoriją. Taip. Net ne istoriją. Įsivaizduokit, jeigu įmonė savo metinį tikslą padaryti 2 mažiau klaidų. Į ką kreipia dėmesį visą organizaciją? Į klaidas. Ir valia pasidaro 2 daugiau klaidų. Aišku, galima žiūrėti toliau, kad tai yra galbūt daug mokymosi ir viskas su to yra gerai, bet va tas tavo, Miro pavyzdys apie kreipti dėmesį, tai... Taip, aš turiu, kadangi vyrą namie futbolistą, ir jis yra vartininkas, ir aš renkamės vartininko aprangą. Ir tos aprangos neoninės, oranžinės, žalios, ir aš sakau, kodėl visada tokios keistos aprangos. Ir jisai man paaiškino, sako, jeigu tu vartosi stovi neoninis, tai kur futbolistai telkia dėmesį ir kur spirs kamuolį? Į vartininką. Geras čia šitą nežinau. Taip, ir tai jau aš dabar, kai pamatau aprangą, kokią pačią ryškiausią, pačią labiausiai kreizį visada užsakau, parsiunčiu, kad tik tai mano vyras pardėtų tos kamuolį. Geras. Jisai tau nepadėkos, bet geras. Jis kaip tik padėkos. Surezonavo man tai, ką Antanas irgi pasakė, strateginėse sesijose, kadangi nemažai dirbu su strateginiam sesijom, tai irgi dažnai būna diskusija. Čia vat Antanai tavo pavyzdys. Atitikčių skaičius ar neatitikčių? Tai darbuotojų kaita, ką matuojam? Kiek išėjo, ar kiek liko? Ar kiek yra organizacijai? Ir vėlgi, tai čia irgi, ar ten 3% neatitikčių, arba geriau 97, arba ten 98% atitikčių. Netgi nuo rodiklio formuluotės priklauso tai, kur telki dėmesį, tak, kaip tu ir pasakėjai. Geras. Taip. Vienu žodžiu, kur telki dėmesį, refleksija, ir pamatyti savo nuostatas, tai čia yra numeris 1, svarbiausias dalykas. Ir žiūrėti, kaip tau tarnauja jos. O kokiais būdais, ta prasme, būdų yra įvairių. Ar visiškai, bet taip, nuostatos ir lemia. Čia aš dabar jau sakau, ką aš išsinešu iš mūsų pokalbio. Nuostatas ir lemia tai, kaip mes elgiamės, kokie mūsų priimami sprendimai. Nes sprendimo nepriėmimas irgi yra sprendimas.
Tai ir iš to seka galbūt ir mano kvietimas toksai ir tiem kolegom, kurie mūsų klausosi. Jūs kaip pasiklausę mūsų, jeigu rasite ten 15 minučių ramesnių, tai aš pakviesčiau paimti balto popieriaus lapą ar planšetę, ar kompiuterį, ar telefoną ir pabandyti surašyti savo atsakymus į klausimus. Ką šiuo metu aš galvoju apie save. Ir surašyti viską, ką aš galvoju apie save. Ar apie save kaip asmenį, apie save kaip verslo savininkę, apie save kaip lyderį ar lyderį, vadovę, ką aš apie save galvoju. Ir po to pabandyti pasitikrinti, kai tas sąrašas yra sudarytas, ar aš taip manau, ar aš žinau. Tai kitaip tariant, ar tai yra tiesa? Ar tai yra tiesa? Ir manau, kad tai bus toks pirmas paprastas žingsnis link pamatymo tam tikrų dalykų, kas visą laiką yra su manim kartu, mano mintis apie save, ar ne? Ir ar jos man padeda? Visų pirma, ar jos yra tikros, antras, ar jos man padeda, ar jos man trukdo judėti į priekį. Geras. Tai aš pratęsiu. Neprisimenu pilnos tavo citatos, kurią minėjai, bet tą išsinešu. Tai reiškia, kad prasideda viskas nuo įsitikinimo, ne, arba į nuostatas. Tada jau ateina mintis, mastai, ne, ką darai. Tada ateina jausmas, kaip Raimondas sakė, ką jauti, o tada darai. Tai kaip ir verta visgi nueiti į tą pradžią, Visiškai. Išsiaiškinti ir padaryti sprendimus. Puikiai. Dar pasakysiu, kad tiesiog į pradžią eiti ne visada būna labai faina. O tai čia mūsų netoks darbas būti patogiems, ne? Mūsų darbas nebūti patogiems. Mūsų darbas nebūti patogiems. Patogiais. Patogiais. Ok, tai žinot, ir aišku, kad ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau paraginti, ypatingai jeigu jūs esate verslo savininkai, tai priešais mane sėdi du nuostabus coachingo specialistai, sertifikuoti. Mes esam 3 sertifikuoti dar kartą, bet jie yra tie, kurie dirba su didžiausiam atitimtim verslo savininku iš mūsų visų. Ir aš kvieščiau, jeigu apie save, apie savo verslą, apie savo komandą, savo versle, jūs norėtumėte pamastyti iš skirtingų aspektų ir pamatyti ir atrasti tai, ką jūs jau senai turėjote, bet šiuo metu tai nepatenka į jūsų regos lauką ir savivoką arba situacijų suvokimą, tai tikrai galite kreiptis į Raimondą ir Antaną ir jie padės jums tai padaryti. O jeigu esat organizacijos lyderiai, ir ta lyderystė yra, ne šiaip žodis, ne, kurį norisi tiesiog parašyti, o jums tikrai svarbi jinai. Ir svarbu išgirsti, ką komanda apie jūs mąsto, ne. Svarbu reflektuoti tai su coachingo specialistu. Svarbu tobulinti tas lyderystės kompetencijas. Tai tada labai verta parašyti Miroslavui Mankevičiui. Ir jisai, kaip čia, ką tu padarysi, kada tau parašo? Atsakysiu. Atsakysi, koks yra procesas, atsakysi, kaip... Pakviesiu pokalbį. Jo, pakviesi pokalbį. Realiai pakviesiu pokalbį. Tai va. Na, po tokių reveransų vieni kitiem jau galima gal judėti ir iki pabaigos. Taip. Mes 3 gavom tokią kaip ir įžvalgą iš kolegų, kuri yra susijusi su to, kaip mūsų laida baigėsi ir sako, kad žmonės jau žino dažniausiai, kad mūsų galima surasti ir podcastų įrašus galima surasti Coaching.lt pasvirasis _ podcastas, kad mūsų galima rasti Google podcast, Apple podcast ir Spotify platformose, sako Miroslavai, nekartok šito, žmonės žino. Esminis dalykas, ką reikėtų akcentuoti, yra tai, kad yra galimybė prenumeruoti.
Pačiam Apple podcast. Apple podcast arba Google podcast Gerai. arba Spotify ir šitą primink, nes kai žmonės užsiprenumeruos, jiem nereikės kas kart ieškoti, nes jie gaus priminimą apie tai, kad atsirado naujas mūsų laidos epizodas. Aš žinok, būtent taip ir darau. Okay. Viskas. Aš ten ir man ateina priminimai. Aš senoviniu būdu nueinu į coaching.lt būtent svetainę ir tenai atsidarau laidą ir pasiklausau jos. Ir jeigu jūs darote lygiai taip pat, arba norėtumėt padaryti taip pat, arba jeigu norėtumėt gauti naujienoškį, būtinai tai padarykit, nes po 88 sekundžių ypatingas laikas. Jūs gausite tokį kaip ir galimybę užpildyti formą ir gauti mūsų naujienoškį, kuris išeina kiekvieną kartą per savaitę ir jame yra viskas absoliučiai, kuo gyvena tą savaitę coaching.lt gentis. Mes, aišku, turime savo paskyras socialinėse tinkluose, tai prenumeravę Apple Podcast, Google Podcast ir Spotify platformose naujienoškai užsukite ir mūsų paskyras ir irgi prijunkit mūsų prie savo profesinio arba asmeninio kontaktų tinklo ir ten galėsite gauti irgi visas naujienas. Ir aišku, taip mes galėsime būti toje bendrystėje kartu, o mes esam kaip gentis susibūrę ne šiaip savo, o mūsų pagrindinis tikslas ir mūsų vizija, kurios mes siekiame, tai yra sąmoninga ir vertę kurianti visuomenė. Ačiū Jums, kad buvote šioje laidoje su mumis ir būdami ir veikdami prisidedate prie šios visuomenės kūrimo. Dėkui. Ačiū Jums. Ačiū Jums visiems. Coachingo podcastas. Dėkojame už dėmesį.